Pamokos tema – polifoninė muzika. Kas tai yra polifoninė muzika? Polifoninė muzika – tai tokia muzika, kai vienu metu skamba kelios, dvi ar daugiau melodijų. Apibendrintai tai yra daugiabalsė muzika, vienu metu skambančių kelių melodijų ar net muzikinių sluoksnių muzika. Bemaž visoje Europoje muzika buvo monodinė. Tai reiškia vienbalsė. Monodiškai beveik iki 9 amžiaus dainavo graikai, romėnai, egiptiečiai. Pritardavo sau lyrą, citrą, išilginėmis fleitomis ir kitais instrumentais. Chorų vienbalsės giesmes giedodavo maldininkai. Vienbalsiškai lotynų kalba giedodavo ir grigališkai choralą. Vienbalsės, išskyrus sutartines, iki pat 9 amžiaus buvo ir lietuvių liaudies dainos. Pirmo tūkstantmečio pabaigoje ėmė plisti antifoninis, graikiškai antifonas atsiliepiantis giedojimas. Tai toks giedojimas, kai skirtingos bažnyčios ar teatro vietose stovi du solistai, solistas ir choras, arba du chorai ir gieda pakaitomis po eilutę ar posmelį tą pačią arba vėliau ir skirtingomis melodijomis. Toks giedojimas ypač gražiai aidėdavo po šventovės skliautais ir paslaptingai veikdavo besimeldžiančius. Vėliau antifoninis giedojimas vis labiau susiliedavo, skirtingos melodijos imdavo skambėti vienu metu, o apie 12 amžių pradėjo rastis polifoninė muzika. Ji ypač ištobulėjo Renesanso 15–16 amžiuje ir baroko 17–18 amžiaus epochose. Yra dvi polifoninės muzikos rūšys. Imitacinė. Lotyniškai imitacio reiškia pamėgdžiojimas. Ir kontrastinė. Prancūziškai kontrastė reiškia priešybę. Imitacinė polifonija, kai visi balsai kiek vėluodami kartoja tą pačią melodiją. Kontrastinė polifonija, kai vienu metu skamba skirtingos melodijos. Kanonas. Paprasčiausia ir jums jau nuo pradinių klasių gerai žinoma polifonijos rūšis yra kanonas. Kai dainininkai pasiskirstė į 2 ar 3 grupes, įstoja vis vienu ar keliais taktais vėliau. Prisiminkime, žemesnėse klasėse mokėmės dainuoti lietuvių liaudies dainas Oi tu strazdė strazdėlė, Oi tu ieva ievuže, Šalia kelio vieškelėlio, Mažas piemenėlis ir daugelį kitų. Dainuoti kanonu yra labai įdomu, ypač kai tokiam dainavimui sugalvoji dar kokį ritminį ar melodinį pritarimą, arba tiesiog dubliuoji balsus melodiniais instrumentais, metalofonais, ksilofonais, dūdelėmis ar elektroniniais vargonėliais. O dabar pakartokime. Monodinė muzika. Vienbalsė muzika. Antifoninis giedojimas. Atsiliepiantis giedojimas. Polifoninė muzika. Tai tokia muzika, kai vienu metu skamba kelios melodijos ar net muzikiniai sluoksniai. Polifonijos muzikos rūšys. Kontrastinė ir imitacinė. Imitacinė polifonija, kai visi balsai kiek vėluodami kartoja tą pačią melodiją. Kontrastinė, kai vienu metu skamba skirtingos melodijos. Kanonas.
Polifonijos rūšis, kai dainininkai pasiskirstė į 2 ar 3 grupes, įstoja vis vienu ar keliais taktais vėliau.